Matome senovinį natūralaus medžio gražiai ornamentuotą staliuką, tačiau norime jį priderinti prie kitų Provanso stiliaus baldų. Taigi, kaip staliuką atnaujinti, mums pademonstruos Rumšiškėse įsikūrę baldų restauratoriai. Pirmoji operacija jūsų staliuko, kurį darysim Provanso stiliaus, baltai dažyta su sendinimu, spalvos panaikinimas, kitaip sakant, nušvietimas ir paruošimas lakavimui. Vyksta ta operacija, kad reikia pašiaušti patį medį. Rupumas iš švitrinio popieriaus parenkamas nuimti spalvą ir seną laką, tai yra stambesnis, ta prasme, rupumas švitrinio popieriaus. O artėjant prie lakavimo jau apdailos pačios yra parenkamas kuo smulkesnis, kad būtų mažiau įbrėžimų ir būtų kuo švelniau sušviestas baldas. Būtent šitas baldas bus dažytas. Jeigu būtų parenkamas beicas, kuris įsigeria į medį, tai tuo atveju reikėtų jau šveisti iki pat medienos, iki pat balto medžio, tam, kad būtų galima uždėti tą kitą spalvą. Vėlgi yra visokių būdų, gali būti ir cheminis būdas nuvalyti tą dažą, seną laką, spalvą nuimti, gali būti ir cheminiu būdu. Bet šiuo atveju mes darom rankiniu būdu, tam, kad kokybę norim pasiekti didesnę ir geresnę. Antroji operacija restauruojant staliuką nudažysime baltai. Užpučiama spalva, šiuo atveju jinai yra balta, nors jūs galite pasirinkti, jeigu dažas, tai pasirinkti kokią nori tik tai spalvą. Beicas yra tam tikram baldui, jeigu patamsinti, pašviesinti gal yra šiek tiek sudėtingiau, bet tarkim, jeigu dažai, tai žinokit, galima pasirinkti spalvą kokią iš paletės, ta prasme, gama labai plati. Rumšiškėse įsikūrę meistrai sako, kad jie per daugelį metų patirties atsirinko tik kokybiškas restauravimo medžiagas, kas yra labai svarbu atnaujinant senovinius ir antikvarinius vertingus baldus. Kaip matot, mūsų procesas jau įpusėjęs ir dabar yra operacija sendinimas. Tai reiškia patinos užpurškimas į gravelius, ten, kur yra drožybas, kur yra nelygus paviršius, į tos ertmės reiškia yra pripurškiama patinos, kuri vėliau yra nušveičiama ir paliekama tik tais graveliuose. Po to seka lakavimas. Ir štai turime šviečiantį naujumu gražiai ornamentuotą staliuką, kuris dėrės prie kitų Provanso stiliaus baldų mūsų interjere. Rumšiškėse įsikūrę baldininkai yra sukaupę didelę senovinių baldų kolekciją. Taip pat jie yra patyrę staliai ir baldų restauratoriai.